Hello. Taigi šiandieną paimsime vieną paprasčiausių porų, kas yra euras USD. Jinai yra pagrindas markete, joje treidinama daugiausiai ir joje būna didžiausias volumas ir iš tikrųjų likvidumas ir volatility ir visa kita. Jeigu sugebėsite susigauti euras USD poroje, tikrai neprapulsit ir sugebėsite uždirbti. Pasianalizuosime, kaip galima matyti eurą USD iš didesnio time frame, kaip galima įeidinėti vienas ar kitas pozicijas, kur yra svoris, kaip tai reaguoti ir ką daryti vienais ar kitais atvejais. Tad pasianalizuosim, pažiūrėsim ir judame. Euras USD iš tikrųjų mažesnėme time frame pasako daugiau istorijos. Aš taip esu sakęs, tas 4 valandų grafikas tai yra tiesiog koks 1.44p, ta prasme vaizdo kokybės. Minutinis grafikas tau yra 4K, bet kuriuo atveju tau minutinis grafikas nusako daugiau istorijos. Tačiau su tuo pačiu ateina ir visi maudymai rinkoje ir tikrai galimas didelis bėgimas, jeigu nežinai, kada įeidinėti, kaip įeidinėti. Todėl didesnis time frame'as tau gali būti kaip lengvas bounce'as. Tai yra, kad tu gali pamatyti vietas, pro kurias galima įeiti, o tada ieškoti siejimo taškų, sakykime, mažesniuose time frame'uose, kas būtų logiškas variantas. Dabar paimkime pavyzduką, euras USD, dabar elementariausia teorija, kągi mes čia turime. Turime mes šitoje vietoje liquidity grabą, pasiėmė liquidity, pasiėmė pinigus, susirinko pinigus. Ir kaina ką padarė, pradėjo pušinti žemyn. Vėlgi, reakcija, kažkokia reakcija. Kaina papušino žemyn, vėl į viršų, vėl žemyn, vėl į viršų. Nusiėmė šitos vietos liquidity lygį. Ir tada jau padavė pilnai žemyn. Bet dabar paimkime vieną elementariausių teorijų, apie kurias esu kalbėjęs. Tai yra Fibonacci. Pasiemame didžiausias taškas, žemiausias taškas ir mums dabar reikia, ko mums reikia golden zonos. Tai šitoj vietoj mes ją turime, paimkime. Ir šitoj vietoj mes turime golden zoną. Golden zona iš tikrųjų yra nuo 7.1 iki 8.8. Pagal mane čia iš tikrųjų, kaip jūsų bus enteris, čia vėlgi priklauso nuo jūsų, kiek jūs susidėliosite tos procentus. Čia yra iš tikrųjų optimalus siejimo taškas, OTE skaitosi. Vėlgi reikia žinoti teoriją. Bet dabar tokia preliminari teorija, turime mes. Šitoj vietoje change of characterį, turime bossą, vėl judėjimą žemyn ir šitoj vietoje mes turime mūsų OTE. Galimas siejimo taškas, iš tikrųjų labai elementariai galimas siejimo taškas. SL-as vėlgi priklauso, kaip eina pagal jūsų strategiją, ar jūs dėsitės žemiau Viko viso 100% ar žemiau golden zonos, vėlgi priklauso nuo jūsų, kokia jūsų rizikos tolerancija. Ir tik profitas gali būti aukščiau, kad būtų piešiamas naujas bossas. Mes turime toliau mūsų bossą ir turime įėjimo tašką ir visą tai užtruktų kiek čia? Apie mėnesį laiko, kol paimtų mūsų tik profitą, realiai. Bet čia yra 1/4 risk rewardas ir iš tikrųjų labai paprastas treidas, tiesiog, kad jis ilgiau užtrunka. Einam kitus, dabar pažiūrėkime pavyzdukus, judame toliau ir turime mes, pavyzdžiui, čia mūsų judėjimas į viršų, judėjimas į apačią, šitoj vietoje jau pas mus kažkokių elementarių ėjimo taškų nėra. Aš jau dabar matau Fibonacci's irgi čia nenusipieš, čia bus tik 50% grįžimas ir kaina padavė į viršų. Toliau piešia mums bossus, break of structure, važiuoja. Kaina padavė žemyn, čia suvikavo truputuką, toliau judėjo žemyn. Čia vėlgi ką mes turime, liquidity grabą. Didesnėme time frame, Turime liquidity grabą, o šitoj vietoj mes turime ką? Mes turime imbalansą. Tas imbalances buvo grįžtas, labai minimaliai užpildytas ir vėl kaina ką padarė, pradėjo važiuoti į viršų. Paprasčiausia marketo struktūra. Ir kuo didesnis time frame'as, tuo lengviau skaityti. 4 valandos jau tu čia turėtum būti swing traded. Vėlgi kaina juda toliau į viršų. Galėjai čia galbūt rasti gerų įėjimo taškų, tik tai man nepatiktų, nes imbalanso buvo užpildyta šitoj vietoj labai mažai. Tikrai labai mažai. Vėl toliau judėjimas į viršų. Kasgi toliau vyksta, dabar žiūrėkit. Kaina sujudėjo į viršų. Vėl nupiešiamas šitas mūsų bossas. Šitoj vietoj. Kažko stebuklingo nevyksta.
prasidėjo tiesiog kas pasikeitė charakteris, nu, kaina pradėjo judėti apačion. Dabar vėlgi piešiame savo, tarkime, piešiame mūsų Fibonacci, turėtume optimalų įėjimo tašką, tai yra ote, vat šitoje vietoje vėlgi nuo 7.1 iki 8. Mes turime ką? Mes turime jo kainą. Grįžo į visą šitą. Galimas limit orderis uždėtas. Užsidedi įeini, vėl SL-as priklauso. Ar bus ties 100%, ar bus ties otės viršum. Ir tik profitas, tarkime, čia. Bet vėlgi, va tokie elementarūs dalykai, kuriuos turi suprasti. Ir va tikrai gali įeiti į geras pozicijas, kad ir didelis time frame'as, man tai, pavyzdžiui, jisai nepatinka, aš tik tai pasižiūriu didesnį time frame'ą pagal tai, kaip juda pats marketas. Kas yra ganėtinai aktualu, bet mano darbas pagrindinis iš tikrųjų yra ant mažesnio time frame. Tačiau su didesniu time frame yra lengviau pradėti. Su didesniu time frame galima rasti neblogas įėjimo pozicijas ir tas pats va šitas. Treidas realiai be nervų. Treidas įėjo, pagrebino tave ir nuvažiavo žemyn, tau suteikdamas beveik 1/4 risk reward. Galima pasikoreguoti truputų, kad niekas jums nieko nepasakys. Esmė tame jums pasistatyti edžą, pasistatyti kaip kaina važiuoja, ane? Judame toliau, žiūrėkit dabar kas čia įvyko. Čia bosas naujas, ane? Kaina grįžo, vėl nupiešė bosą. Šitoj vietoje vėlgi kažkas vyksta. Kaina, op, padavė į viršų, vėl padavė apačion, turime naują bosą. Šitoj vietoje kaip? Pradėjo pušinti kainą į viršų. Čia sukūrė mums ką? Change of character. Kaina suvažiavo į viršų, pavažiavo į apačią, vėl važiavo į viršų, iš didesnės perspektyvos vėlgi mes čia ką turime čiok. Kaina toliau važiuoja į viršų. Čia lygiai taip pat buvo nusimtas liquidity grebas, čia buvo paimti pinigai visų sellerių, nes vėlgi ir čia galėjo būti SL-ai, nes ir šitą vietą permušė, ir šitą vietą permušė. Ir kaina ką padarė? Iš karto reagavo. Kaina padavė žemyn. Vėl kažkoksai grįžimas iki tam tikrų zonų, ar tai čia bus suplajus, ar tai bus tas pats ote, kaip kas susidės ir kokį time frame naudos. Vėlgi kaina grįžo, kainos nebreikino. Likvidį čia nenusėmė, jau pinigai čia nuimti, čia pakankamai daug pinigų, kaina tiesiog sujudėjo į viršų ir tada ką padarė, pradėjo važiuoti žemyn. Vėlgi matome mes labai elementariai čia rektorio pasikeitimą, kaina dabar važiuoja žemyn. Ko galima tikėtis, tai yra, kad kaina galbūt grįž. Pasimakaluos, va būtent šitame vietoje, šitoj va vietoje pasimakaluos, kaina kažkiek grįž ir tada pradės važiuoti žemyn, kurdama naują bosą. Jeigu, tarkime, čia kaina pavažiuos dar į apačią ir tada pradės kilti į viršų. Jo sekantis žingsnis bus didelis procentas, kad bus kritimas žemyn. Šitoj vietoj bus nupieštas bosas ir kaina toliau pradės eiti žemyn. Tai nurodytų, jog USD stiprėja. Reikia skaityti marketą ir didesnėme time frame, kad ir treidinate mažesnėme, kaip ir aš, tačiau suprasti didesnį time frame tikrai reikia ir reikia suvokti, kaip marketas juda, ko marketas siekia. Ir marketas siekia dviejų dalykų. Tai yra užpildyti imbalansus, kaip matote šitoj vietoje, va, užpildyti imbalansus, imbalansas užpildytas ir perpildytas, ne? Ir nusiminėti liquidity lygius. Šitoj vietoj bosas, nu, kitaip tariant, liquidity lygis pasimtas. Šitoj vietoj lygiai taip pat op, šitoj vietoj lygiai taip pat op, kaina nusėmė liquidity ir kainai padarė, pradėjo važiuoti į apačią. Viskas, liquidity lygiai užpildyti. Dabar ką mes turime? Turime mes imbalansus, turime fair value gapus. Šitoj vietoj mes turime fair value gapą. Lygiai taip pat šitoj vietoj mes turime fair value gapą. Galima tikėtis, jog marketas grįž, tai dabar va taip elementariai marketas grįž, nuo čia grįž iki mūsų va imbalanso, šitoj va vietoje. Ir kas bus? Bus reakcija kažkokia. Automatiškai kaina atsimušinės. Ir jinai atsimušinės irgi iki kažko, ką mes galime rasti tarp šitų candlų. Vėlgi, čia galbūt atsimuš, galbūt neatsimuš, priklauso kaip reaguos marketas, todėl reikia žiūrėti. Jeigu pradės atsimušinėti, reiškia, judės toliau žemyn, užpildydamas šitą imbalansą ir varydamas į apačią, nusimdamas šitą liquidity lygį. Viskas! Na va, atėjo penktadienis ir dabar vėlgi, kaip matote, kaina padavė žemyn iki mūsų šito imbalanso, iki mūsų šito imbalanso, iki šito liquidity lygio. Ir nebuvo jokio grįžimo, taip irgi būna.
Iš tikrųjų dabar nebus net pas mane kameros, nes aš nenamuose ir aš nenamuose filmuoju visą šitą. Bet ką turit pamatyti? Vėlgi, sukuriami nauji imbalanso lygiai, tačiau iki jų marketas negrįžta. Kas galbūt atrodytų logiška, jo grįž, tada važiuos į apačią. Ne visada yra tos logikos markete, šitą turėjote jau pastebėti. Marketas toliau pušina žemyn. Nusimdama šitą liquidity, jau kitą savaitę žiūrėsim, kas bus ir matomi keli eventai. Tai va, chebrytė, ačiū, kad žiūrėjote. Iš tikrųjų, euras USD yra viena populiariausių porų, netgi populiariausia, sakyčiau, pagal tai, kiek ją yra investuojama. Tačiau skaityti ją tikrai reikia ir skaityti ją iš didesnio time frame lygiai taip pat reikia. Ir sakau, atsiminkit du dalykai. Liquidity grebai ir imbalance. Viskas. Pagal tai susidėliosit, pagal tai pamatysit, kaip marketas juda. Tikrai galite įeiti į geras pozicijas, priklausomai koks jūsų edžas. Bus geras edžas, bus gera pozicija, bus geras pliusas. Viskas yra labai paprasta. Svarbiausia yra pasistatyti edžą. Reikia suvokti, kaip marketas juda, viskas. Jeigu viso šito neturit, tada turit problemą, aš galiu jums padėti, yra tie visi meistro kursai. Pasijungsit, išmoksit, galėsit gyventi. Pasijungkite premiumus. Premiumai paprašiau, duodu aš jums pozicijas ir galim uždirbti visi kartu. Kai rugsėjis buvo aфиgenas, uždirbom su visais premiumais iš tikrųjų kartu 27,5%, kas yra žvėriškai daug. Tarkim, turėk 100 štukų akauntą, 27%, čia yra 27 gabalai pliuso. Tai pasigalvokit. Tai va, ačiū dar kartelį, kad žiūrėjote, mokomės, analizuojamės ir judame link bendro tikslo. Uždirbti $. Bye bye.